Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją, pirmąją lietuvišką gimnaziją Lietuvoje, kuri buvo įkurta 1727 metais, vienuolio bajorų. Taigi sekite paskui mane ir kartu apžvelgsime šią nuostabią, didingą, tikrą gerą istoriją turinčią Panevėžio gimnaziją. Šioje mokykloje mums patys geriausi ir išmintingiausi Panevėžio mokiniai. Čia taip pat mokėsi rašytojas Balys Sruoga. Šiai mokyklai vadovavo pats Juozas Balčikonis, o taip pat ir žymusis Julijonas Indėdolas. Šiuolaikinis mokyklos direktorius yra Ramonas Dambrauskas. Mokiniai sako, jog jis tikrai nuostabus. Turi tikrai garbingą praeitį. Pirmiausia, ji buvo įkurta vienuolė, po to tapo bajorų mokykla, taip pat buvo realinė mokykla. Na, o pačios mokyklos mokiniai dėl dalyvavimo sukilime prisišaukė, kad ši mokykla būtų uždaryta. Lietuviai vis dėlto buvo stiprūs. 1915 metais šioje mokykloje pradėta dėstyti lietuviškai. Na, o šiais metais jau 100 metų, kaip Juozo Balčikonio gimnazija yra pirmoji lietuviška gimnazija visoje Lietuvoje. Pirmosios lietuviškos gimnazijos pats žymiausias vadovas Juozas Balčikonis gimė valstiečio šeimoje, kurioje jis buvo vyriausias vaikas. Pirmasis skaitymo pamokas jis gavo iš daraktorės Vincentos Kraniauskaitės. 1898 metais jis įstojo į Panevėžio realinę mokyklą. Joje besimokydamas pradėjo domėtis lietuvių kalba, skaitė draudžiamąją literatūrą. Na, šiandienai tiek. Tikėkimės, kad jums patiko ši laida. Dėkojame už jūsų